Mano kasdienybė yra pilna įvairiausių veiklų. Ir akademinių, ir kūrybinių, ir net visuomeninių. Tarp visų įvairiausių veiklų tikriausiai man pačiam įdomiausia yra tapyba. Tai tapyba niekada nėra niekam skirta, apart man pačiam. Tai yra mano paties saviraiška, mano paties džiaugsmas, liūdesys ir bet kokių kitų emocijų susikirtimo vieta. Tad tapydamas aš esu atsakingas tik taip pat savo. Niekada neturiu jokios išankstinės programos, niekada neįsivaizduoju mano paveikslo kabant pas ko nors interjere ant sienos. Tapyba man tampa tokia susitikimo su savim vieta, kur niekas neliepia tau mąstyti vieną ar kitą kryptimi, tapyti vienokią ar kitokią manierą. Čia aš ir pats nežinau, kur mano potėpiai nuslys, koks bus galutinis rezultatas. Ir turbūt tai ir yra įdomiausia. Nors mano studijos buvo dailininko, grafiko ir tikrai teko labai daug mokintis piešti, vėliau aš baigiau meno teorijos studijas, bet niekada nebuvau geras piešėjas. Galima teoriškai išmokti daugybę akademinių taisyklių, apie jas kalbėti, gal net jas imituoti, bet aš jas tarsi žinau, ar ne, bet nesistengiu jomis nei vieno žiūrovo apgauti. Tiesiog tapau būtent taip, kaip jaučiu ir taip, kaip gyvenu. Jei žodis, kurį tu parašai, jis turi tam tikrą prasmių rinkinį ir tų rinkinių kombinacijos visada yra kažkokios tai baigtinės. Tai tapyboje aš turiu galimybę tapyti įvairioms spalvoms, skirtingais potėpiais, kartais apjungti su grafika. Ir taip aš niekada nežinau, kur mano tapybos kūrinys nuvers. Ir tuo labiau aš nežinau, kaip jis gali būti perskaitytas. Galų gale man net ne visada svarbu, kaip jį kiti perskaitys. Man kur kas yra svarbu, kad jį neperskaitytų mano kūrinį, bet pajaustų panašiai, kaip jaučiu aš. O kaip jaučiu, kartais ir žodžių tam neužtenka. Todėl ir kviečiu visus jus susitikti su mano kūriniais Renavo dvaro sodyboje.